įdomu. Išvertus reiškia smėlinas miestas. Lofotenų salos, pabūsim čia kelias dienas. Labas rytas. Tai miegojom iš tikrųjų, jo matėt vaizdą kokio vietoj. Tai iš ryto ta vieta visai kitaip atrodo. Kadangi kalnai ten išstoja rytinę saulę, tai nebuvo tos saulės. Tai nusprendėm nepusryčiauti tenai, o ieškoti kitos vietos, kad būtų biškį labiau saulės. Oras kol kas gražus, debesys slenkasi, giedrėja ir lenda saulė. Ir šiaip savaitgalį žiūrėjau, jau seniai rodė, kad savaitgalį bus gražu, šeštadienį ypač sekmadienį bus karšta. Nuo pirmadienio lyg tai lietus, bet irgi labai greit keičiasi, tai rodo, tai nerodo to lietaus. Tai žiūrėsim. Naktį aš buvau atsikėlus, man atrodo, 2 kartus. Vieną kartą atsibudau, nes buvo šalta, bet nežinau, kelintą valandą prabudau, šiaip naktį rodė 9. Bet paskui užsisegiau labiau tą veido zoną, šitą galvos kapišoną. Užsisegiau stipriau ir tada buvo gerai. Matyt, kažkur prapūtė tiesiog. Paskui dar prečiais atsibudau, nes jau galvojau laikas keltis, bet dar net 6 nebuvo, man atrodo. Tai dar pietų nusnaudžiau. Tai jau atvykom į Svalbard miestą. Tai jisai skaitomas kaip ir Lofotenų sostinė, Lofotenų pradžia gal irgi, ne? Ir iš tikrųjų visas miestas turi žuvies kvapą, žuvų kvapą labai stiprų gan. Bet čia yra pagrindinis žuvininkystės šaltinis. Tai visi Lofotenai
galime sakyti, pastatomi ant žuvininkystės, tai dėl to turi tą kvapą, bet šiaip mes esam čia buvę, man atrodo, bent... Vienas čia gyvena, Randvydas. Čia, man atrodo, esame buvę bent kokius 3 kartus. Tada, kai gyvenom čia netoli. Tai mums šitas miestas iš tikrųjų visai patiko jau nuo pat pirmo karto. Ir toks jaukus jisai, ir toks fainas, nežinau, tikrai. Taip pat norim čia Lofotenuose suvalgyti tų fish and chips. Mes atsimenu, kai čia, netoli gyvenom, turėjom kelių dienų irgi turą į Lofotenų salas. Tai tada sakėm, reikia suvalgyti fish and chips. Aš niekad nevalgiau iš vis. Tu valgė, nesakai kažkada. Ir tą praeitą kartą taip irgi nesuvalgėm tų fish and chips, tai sakom, dabar reikia būtinai pabandyti. Bet bandysim ne šitam Svalvarmieste, o neatsimenu miesto jo. Bet ten labai irgi graži vieta. Realiai Lofotenai šiaip graži vieta. Tai grįžus iš karto šypsena atsirado. Tai pasirodo, užsukom čia į šitą miestą ir čia vyksta triatlonas. Tai dabar kaip tik išplaukia jau žmonės. Tai papuolėm ir į renginį. Iš tikrųjų daug labai parduotuvių, suvenyrų. Norim dar vieną magnetuką nusipirkti šitos kelionės, nors jau nusipirkę esam anksčiau Lofotenų magnetuką, bet noriu dabar kažkokio kitokio. Aš iš tikrųjų noriu labai puodelio, tokio metalinio, irgi su Lofotenais. Šiaip aš jau labai seniai ieškau tokio megztinio norvegiško tipo ir su tokiais raštais. Ne, Mariaus megztinį aš turiu, Mariaus įkelsiu čia megztinį. Tai tą megztinę aš iš tikrųjų nusipirkau iš skelbimų, kur žmonės įdeda. Ir ten pasirodo moteris pati mezgė jinai. Jis, kaip nėra tas tikras ar neparduotuvinis, bet jinai mezgė tą megztinį ir iš tikrųjų visiškai tas pats. Tai jisai labai storas, labai šiltas, nes visas vilnonis. Dar noriu, iš tikrųjų ieškau megztinio su tokiais kitokiais raštais, juodais labiau. Įdėsiu irgi nuotrauką. Tai šitokį kaip ir radau čia parduotuvėje ir pagalvojau, kad jis kainuoja 690. Ir pagalvojau, gal ir nusipirkčiau jau. Ir po to pasirodo nepamačiau vieneto. Tai jisai 1700 kainuoja. Tai jau 100, ten beveik 200 eurų mokėtų už megztinį, man nekyla ranka. Tai mano megztinio paieškos vis dar tęsis toliau. Tai va, bet oras, kaip matot, gražus, miestas dar gražesnis negu oras. Tai verta tikrai atvažiuoti Lofotenus, bent kartą gyvenime, aš manau, tikrai verta.
čia atvykom Vesna? Tai atvykom į Henningsver miestelį. Ir čia šitam mieste ir yra šitas garsusis stadionas. Tas žalias stadionas ir šalia kalnai. Jis yra saloj. Jo, jis yra saloj. Atvykti reikėjo čia per 2 tiltus, kaip matėt. Tie tiltai yra padaryti šviesoforų, nes gali tik tais vietos tik vienai mašinai. Tai dėl to yra šviesoforas, kad reguliuoti tą eismą. Žmonių iš tikrųjų labai daug, ir turistų daug, ir mašinų daug. Labai daug užsienietiškų mašinų, kemperių. Ir tai buvo šitas miestas, kur mes paskutinį kartą, kai buvom, norėjom valgyti tuos fish and chips. Bet taip ir nenusipirkom, tai jau šį kartą nusipirksim ir pabandysim. Tai užsisakėm šitų fish and chips. Gavom numeriuką. Kokia kaina? 195. 195 kronos. Tai važiuosim. Ar skanu?